Sveiki. Mes tai sveiki, tik kartu jau sveika. Oi, Tomai, žinok, atvirai pasakius, už bet kokias ligas baisiau yra prieš nosį šmėžuojanti bušido kovotojo kojelė. O yra tokių vyrukų, kurie, kai sako žemaičiai, su kojelė kaip su rankelė per snukėlį. Prieš kelias dienas Kaune buvo žiauriai sumušta mergina. Vėlų vakarą po stipraus smūgio koja ant grindinio krito 20-metė studentė. Be sąmonės. Medikai išvežė nukentėjusiąją į ligoninę. Smūgio autorius pabėgo iš įvykio vietos, o vėliau priešinosi sulaikomas policijos pareigūnų. Netrukus paaiškėjo, kad tai daugkartinis pasaulio kikbokso ir rytų kovos menų čempionas Remigijus Morkevičius. Tai buvo tik tai kažkokia mano neapskaičiuotas veiksmas, kuris blembo padarė tokią gėdą man, kad aš nežinau dabar net kur dėtis. Remigijus Morkevičius prieš keletą metų buvo tikras priešininkų siaubas. Jis buvo lyginamas su bokso legenda Maiku Tysonu. Remigijaus kovos pasižymėjo tuo, jog jos buvo labai trumpos. Po 15 sekundžių priešininkai būdavo iškertami iš klumpių ir išnešami iš aikštelės. Dažnai be sąmonės. Itin liūdnai baigėsi Morkevičiaus ir buvusio Tailando bokso čempiono Takumijano dvikova. Tėkštas ant žemės Remigijaus priešininkas nebeatsikėlė. Kodėl Remigijus Morkevičius savo žvėrišką ir neįtikėtiną jėgą panaudojo prieš silpnosios lyties atstovę? Sukrėstas, žinai, nes negeras dalykas, kaip būtų, ypač kai sportininkas, kovotas papuola į tokias situacijas. Aš esu mažam kūne, didelė energija, sukaupė žmogus ir man įvaldęs kūno kalbą yra skraidau, skerečiojosi ir tas smūgis tikrai nebuvo vedamas agresijos, pas mane jos nebuvo, nes nebuvo net priežasties. Kažkaip nežinau, man nesitikė, kad kojos gali pačias šitaip nevalingai kilnotis. Bet tai jeigu žmogus kupinas energijos, tai gal jis taip nevalingai kilnodamas kojas, tas vaikšto ir tą energiją visai taško? Tai klausyk, tegu jis tą savo energiją taško į kokią bokso kriaušę arba elektros stulpą. Nors ne, į elektros stulpą geriau tegu nespardo, nes liksim be elektros. Kaip kojos neklauso šeimininko, sužinosime po trumpos pertraukėlės. Bei kodėl Živilė Pinskuvienė šitaip veržėsi į kaliūzę. Ir kaip viena lietuvaitė įsiliejo į karališkąją grožio industriją. O taip pat susipažinsite su garsiausia pasaulyje gyva Barbė, kuri apsilankė mūsų laidoje. Likite su LNK. Kas būtų, jei kiekvienas imtų švaistytis darbo ir kovos įnagių? Įkaušęs policininkas laisvalaikio apšaudytų kaimynus. Prisigėręs chirurgas dėl bairio išpreparuotų be sąmonės gulinti su gerova. Aš galiu tik įsivaizduoti, kas dėtųsi eteryje, jeigu tamstai būtų leista daryti, ką nori. Nori? Parodysiu, ką tada parodyčiau? Nenoriu, kad parodytum, ką tada parodytum. Tęsiam transliaciją apie nevietoje ir nelaiku panaudotą ginklą. Po žiauraus pasaulio kikbokso čempiono smūgio koja į studentės galvą liko sukrėsti Remigijaus Morkevičiaus kolegos. Lietuvos Tailando bokso sąjungos pirmininkas dalyvavęs kovose su Remigijum negali patikėti, kad sportininkas panaudojo savo mirtiną ginklą prieš bejėgę merginą. Studentas ar sportininkas ar darbininkas kokios tai srities turbūt turi tiek pat šansų kažką tai prisidirbti ar kažkur gyvenime suklysti. Tai tarp tų sportininkų ne ką daugiau negu eilinių žmonių, sakykime. Nors ir priešinosi policijos pareigūnams, tačiau su kakadu žurnalistais Morkevičius nusprendė bendrauti atvirai. 31 sportininkas sutiko papasakoti teisybę apie tą lemtingą vakarą. Viskas prasidėjo nuo stikliuko viename Kauno bare. Laisvės alėjoje. Ta vakarą įvyko tas, kad mes šventėm draugo gimtadienį. Vėl aš čia kaip sportininkas parodysiu save, kad aš esu išgėręs. Aš į metus išgeriu porą kartų ir tik ypatingom progom. Prieš tai paskutinį kartą per Kalėdas, o dar prieš tai Anglijoje Liepos mėnesį. Tai lengvai išgėriau, o tą kartą išgėriau porą gal bokalo alaus
Ir kaip visą laiką buvo puikiai nuotaika, puikiai kompanija. Gerokai įšilęs Remigijus išėjo su draugais užtraukti dūmo. Pasak Morkevičiaus, vyrai pamatė netoliese stoviniuojančių merginų grupelę. Todėl Remigijus nusprendė pasirodyti, pademonstruoti savo vikrumą. Koks tu fainas. Atsiprašau, kad juokiuosi, tai visai nejuokinga, bet viduje, žinokite, jaučiuosi taip kvailai. Pastatytas į tokią kvailą situaciją, kad neturiu nei kur dėti akių ir man iš tikrųjų širdį visai nejuokinga. Šokdamas kovos šokį, Remigijus neva neapskaičiavo savo judesių amplitudės. Vienas smūgis buvo lemtingas, koja užkabino merginos galvą. Tada, kai dar šone probėjusi mergina pradėjo rėkti, mergina nukrito, mano smūgis nepraskriejo kliudėje. Kita pradėjo rėkti, suprantat, aš atsidūriau grinai pats su savimi, aš pradėjau bėgti pats nuo savęs, aš gavau tokį šoką, kad bėgau ir blemba ir galvoju, man vienas klausimas tik stovėjau, ką tu padarėjai? Merginos išsigando, pradėjo klykti, tuomet, kaip teigia Remigijus, jis nepuolė padėti ant žemės parkritusiai paslikai merginai, o labai išsigandęs pabėgo. Kas čia įvyko? Aš blemba bėgau tol, kol paskui pradėjau eiti, stengiausi pargrįžti į tave, nusiraminti ir sakyti blemba, uždavinėti, kas čia dabar vyksta, kas. Pasaulio rytų kovos menų čempionas labai gailisi dėl šio įvykio. Remigijus ieškojo merginos, kad galėtų atsiprašyti ir atsilyginti, tačiau nesėkmingai. Todėl pasinaudodamas progą Morkevičius kreipėsi į nukentėjusiąją per televizorių ir prašo atleidimo. Norėčiau viešai atsiprašyti tavęs. Tikrai nuoširdžiai sakau, atleisk man. Tas, kas įvyko, visiškai tau to nežinau, atleisk man. Remigijus Morkevičius tvirtina, kad jis ne banditas, ne plėšikas, ne chuliganas ir ne užpuolikas. Šiuo metu jis yra tėvas. Augina mažą 4 mėnesių berniuką. Šis vienintelis smūgis gali sugriauti Remigijaus gyvenimą nepataisomai. Dėl išpuolio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Morkevičiui gresia 3 metai nelaisvės. Aš tikrai ją patyriau tokią gėdą, kad man, žinokit, nežinau, kada jin praeis. Dabar kas norės... Pusė žmonių, aš tikiu, kad net atsisakys su manim bendrauti ar dar kažką. Stengiamės visiems būtent atkreipdėmėsi, kad esat pasiruošę ir jūsų, sakykime, ir smūgiai, ir judesiai yra žymiai stipresni negu eilinio žmogaus ir turit tam tikrose situacijose labai viską pasverti. Ne veltui sakoma, šlepetes palik namie, o su batais į lovą nelipk. Jei šios dalykus supainiojai, gero nelauk.